Iš tikrųjų labai svarbi ši premija, todėl kad jinai buvo teikiama Vilkaviškio krašto žmonių, o iš Vilkaviškio krašto yra kilę man labai brangūs žmonės. Vieną eilėraštį perskaitysiu skirtą vienam iš jų iš savo pirmosios PS knygos, kuri turbūt kritikų buvo labiausiai kritikuojama už salomėjišką kalbėjimą. Tai tetai Adeliai. Ant baltų paklodžių, panašiai sniegą, mano mylimoji senutėlė miega. Rytas vėja pučia pro pravertą langą, ašaros riedučiais nudarda palangę. Tavo sapnas mena vasarą gėlėtą ir vaikystėm gena mano siluetą. Kai įkniubus kūkčiojau į krūtinę šiltą ir jaučiau, sunku bus kada nors prabilti. Ir vieną eilėraštį perskaitysiu iš premijuotos knygos, iš sonatos sonetų. Rojaus sonetas. Tebūnie susapnuotam tai rojui, angelai iš skrajojančio kiemo, kur vėjuotos paklodės plasnoja, kur į šviesą tamsa įsilieja. Dvi nosytės prie lango prilipo, 2x2 deimantiniai rieštukai, už aprūkusio suodino stiklo šnara lietvamzdžių upeliukai ir skandina vandenį stikso gabalėlį atlūžusio miesto. Ant stogų mėnesiena drykso, tartum skurlis ant slenkščio patiestas, na o rojaus ragas užriestas neprižadina miesto šito.